Atsivėrus Vokietijos darbo rinkai vis daugiau lietuvių domisi galimybę įsidarbinti šioje šalyje. Tai rodo ir pilnėjantis jūrų keltai. Nors oficialios statistikos, kiek lietuvių išvažiavo dirbti į Vokietiją, nėra, teigiama, kad per pastaruosius mėnesius į šią šalį galėjo išvykti keli tūkstančiai tautiečių. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Guten Abend. Danke gut. Danke gut. Und Ihnen? Danke. Auch gut. Und Ihnen, Renata, wie geht es Ihnen? Danke gut. Vokiečių kalbos kursai kaip niekada populiarūs. Galimybę išmokti šią kalbą domisi vis daugiau lietuvių. Klaipėdietis Marius nė nebando slėpti, kad mokosi kalbėti vokiškai, nes nori emigruoti. Pas vokiečių nuvažiavęs turi nors kažkiek suprasti ir geresnės gausi pozicijas darbų ir visą kitą, tai tik tai dėl to. Tikslios statistikos nėra, tačiau lietuvius Vokietijoje įdarbinantys specialistai įspėja, kad per pastaruosius porą mėnesių, kai Vokietija atvėrė savo darbo rinką, į šią šalį galėjo išvykti dirbti keli tūkstančiai lietuvių. Kad lietuviai vis aktyviau domisi gyvenimo ir darbo Vokietijoje, rodo ir pilnėjantys jūrų keltai. Ankstesniais metais keleivių pagausėdavo vasarą, bet šiemet srautas į Vokietiją pradėjo didėti anksčiau. Nors keltų bendrovės atstovai sako, negali garantuoti, kad iš Klaipėdos į Vokietiją plaukiantys žmonės emigrantai, tokių požymių yra. Vos tik atsivėrė Vokietijos darbo rinka, bilietų prekyba gerokai suaktyvėjo. Pavyzdžiui, per pirmasias gegužės dienas bilietų iš Klaipėdos į Kylį parduota tiek, kiek anksčiau per visą mėnesį. Matyt, kad šiokią tokią įtaką Vokietijos rinkos atidarimas turės, kadangi mes pastebėjom mūsų keltuose tam tikrą segmentą keleivių, kuris yra nuo 30 iki 40 metų, toks taupus keleivis. Statistikos departamento duomenimis pernai iš Lietuvos emigravo tiek žmonių, kiek gyvena Mažeikiuose ir Marijampolėje. Tai yra daugiau kaip 80 000.